mes esame kasmet Europos socialinio fondo agentūros organizuojamoje konferencijoje, kurios tikslas pamatyti ir pasidžiaugti paprastų žmonių didelėmis pergalėmis. Šitas renginys Žingsniai 2023 yra apie tai, kad mes turim švęsti sėkmes. Tie žingsniai žengti, vienų yra žengti į viršūnės 8 kilometrų, o kitų yra žengiami kiekvieną dieną į socialinės dirbtuves. Būkite pasveikinti susirinkę konferencijoje. Sėkmė prasideda nuo drąsos žengti pirmąjį žingsnį. Labai džiaugiamės, kad daug žmonių susirinko šiandien pasidžiaugti čia su mumis, mūsų ir visų mūsų partnerių ir projektų vykdytojų rezultatais. Visi mes, jeigu mes sugebėtume toj visuomeniai suprasti viens kitą, tai jinai būtų vientisesnė, laimingesnė. O apie ką yra sėkmė? Apie laimę, apie gyvenimo kokybę ir apie drąsą žengti tuos pirmus žingsnius arba apie pagalbą padėti įsidrąsinti žengti žingsnį. Šis projektas padėjo man realizuoti pačią save, praplėsti akiratį, socialinius ryšius, atrasti savo galbūt asmenybę, tiek emociškai, tiek fiziškai, pasitikėti savimi. Manau, kad tokie projektai reikalingi, dėl to, kad kiekviena unikali asmenybė gali atrasti save, kiti žmonės pamato, kaip jinai save atsiskleidė ir galbūt ateityje irgi bandys save kažkur tai atskleisti. Ir manau, kad tai nors ir maži žingsneliai, bet mažai žingsneliais eidami į priekį mes kažko pasieksim daugiau Lietuvoje, visuomeniai. Šiandien pamatytos ir apdovanotos 5 sėkmės istorijos yra tik tai kelios iš šimtų ar net tūkstančių istorijų, kurios buvo finansuotos mūsų administruojamais projektais. Ir tuo labai džiaugiamės, nes vieno žmogaus istorija keičia aplink esančių žmonių gyvenimus ir tai yra didžiausia pergalė mūsų darbe. Svarbu išdrįsti žengti pirmą žingsnį, savo tikslą susiskaidyti mažesniais žingsneliais ir ryžtingai siekti savo svajonių, nors ir daug sustojimų tame kelyje būtų.